Sveiki audio chuliganų žiūrovai, mano YouTube kanalo prenumeratoriai. Šiandien noriu pakalbėti įdomią temą – linijinių maitinimų įtaka mūsų audio aparatūroms. Turiu porą linijinių maitinimų, vienas kinietiškas buvo, visiškai originalus, nepaliestas ir prisižiūrėjęs kitų youtuberių, ieškotojų, tokių pat kaip aš, bepročių, kurie modifikuoja linijinius maitinimus, kad išgauti dar sodresnį, natūralesnį garsą. Tai vienas iš rusų, aišku dabar pasakysite, stebiu rusus youtuberius. Aš šitą youtuberį jau stebėjau dar prieš karą, kad lygiai tokį pat linijinį maitinimą jisai turi, vienpolerė 12 voltų, ten galima reguliuoti voltus, kad jis pastebėjo, kad šitas maitinimas yra per daug sausas, garsas netiek natūralus, neturi tokių gražių tembrų, galimai, kad dėl to, kad visi kondensatoriai viduj yra Panasonico, o Panasonic kondensatoriai, kaip žinia, ties kas domisi kondensatoriais ir kondensatorių įtaka garsui, kad jie yra tinkamiausi skaitmeniniam grandim. Tai jeigu pajungiame mes analoginį maitinimą, analoginiam dalim dako, garsas per daug sausokas. Stengiausi pasižaisti su šituo linijiniu maitinimu ir aš. Pažiūrėsime, kaip atrodo maitinimo šaltinis linijinis, kinietiškas su transformatoriu Bing-Z. Kas man patinka, kad čia yra matomas Vima MPK10. Šitie galvojau, kad kondensatoriai yra Panasonic, bet apžiūrėjęs juos iš arčiau, nematau jokių Panasonic pažymėjimų. Gali būti kinietiškas šibotrebas. Šitie geltoni ar auksinės spalvos FU ničikonai tikėtina tiesa. Elna juodas silmikas. Irgi neaiški jo, kaip sakant, kilmė. Kadangi man skambesys tembrai nelabai patiko, ką aš gaudavau iš tos maitinimo dėžutės, o esu jau įsitikinęs, kaip aukštos kokybės kondensatoriai įtakoja garsą, tai nusprendžiau šiek tiek modifikuoti. Dar paprastutį EMI filtrą bandysiu įgrūsti vidų į dėžutės, nes čia kampe matau yra vietos. Ir man labai nepatikdavo, kai priekyje nesimatydavo, kokia lemputė šviečia. Ar įjungtas maitinimo šaltinis ar ne, bus informatyviau. Toks aksesuaras, sakykim. Gesų 9 nebuvo prasmės jau tuninguoti, nes SMD detalės ir nebuvo ką. Tai maitinimo šaltinį tuningavau pagal turimas dalis ir nominalus, kokie priklauso. Labai abejoju, kad čia yra Panasonicai, manau feikas, čia liktai rašo, kad Panasonic FC tas 470. Įdėjau Nichicon KA, man kiturie visai patiko ant Volsomo dakelio. Man labai patinka, kaip skamba silmikai, viduriukas jų šiltas ir žemą dažnis neblogai groja su musė Nichicon. Palikau ant ilgų kojelių, kad negadinti plokštės, jeigu nepatiks kaip gros, kad galėčiau pabandyti kitus komponentus. O taip, bandomoji versija. Dabar einu pajungsiu, žiūrėsiu kaip skambės. Reguliavau, viskas gerai ir netyčia užjudinau tuos du laidus, nes buvo atsičerpėtavę, čiut susilietę, davė biški buvo smūgio. Net matosi truputį apanglėjo, pavaliau. Dabar yra po rodo volto tik 25, o man reikia, kad 12 išeitų. Kreipiausi į savo kitus audio entuziastus, mėgėjus, kurie modifikuoja, tvarko audio aparatūrą. Jie man rekomendavo pabandyti pakeisti čipus. Įtampos reguliatorius nepadėjo, paskui pasiūlė pakeisti tą patį reguliatorių pakeisti, taip pat nepadėjo. Aš nesu didelis audio remontininkas, kad rasčiau kame priežastis. Tai šitas linijinis maitinimas nukeliavo pas kitą mano
pažįstamą, draugą ir jisai taip pat ieškojo bėdos, gal koks mikročipas išėjęs, gal koks mikro SMD detalė išėjo, kuri nebeleidžia reguliuoti voltus. Tai negalima padaryti 6-8 voltų, linijinį maitinimą padaryti visą laiką ant 12 voltų, daugiau šitas linijinis maitinimas nebereguliuojamas. Atrodo galutinis variantas, įdėta į guminę izoliaciją, kad neturėtų kontaktą su kitais elementais, panaudotas geras varinis laidas. Su šituo linijiniu maitinimu DAKas Fidelity V2, apie jį galite pažiūrėti ankstesnėse video, skamba negu su impulsiniu paprasta rozete šaltiniu. Žemas kontrolė daug geresnė, sena šiek tiek prasiplėtė. Kodėl taip yra? Žinote, kai kurie audio entuziastai, kurie mašinoje mėgsta turėti didelę aparatūrą, galingą aparatūrą, deda didelius kondensatorius. Kad žemas registras skambėtų daug geriau. Reikalinga sukaupta galia, pastovi, nekintama, kuri paduotų į DAKą. Pokalbį įdomesni, ne vien tik tai aš kalbėčiau apie savo audio sistemą, savo projektus. Noriu paraginti jūs susisiekti su manim, audio entuziastus iš Šiaulių, tikrai yra dar ne vienas. Tu norėtų bent ar parodyti įdomias išskirtinės savo audio aparatūras. Jeigu dar būtų geriau papasakoti apie jas, apie tai, kokius sprendimus savo gyvenamoje arba klausomoje aplinkoje pritaikė. Gal yra žmonių, kurie vykdo kažkokius audio projektus, kurie sudomintų mus audio mėgėjus, audio entuziastus. Tai susisiekite su manimi. Iki kito karto. Nepamirškite padėti laiką, patiktuką ir iki kitų kartų, draugai. Viso.